Nu ir labas. Šiandien atvariau į Bygdoj, ieškosiam karaliaus rezidencijas, nes kiek girdėjau, kažkur čia laikos kartas, aplankysiam kelis muziejus, jeigu neįdarbs. Dar kur nors įdomaus paieškosiam. Dabar ant tokiom pakrontėm, vors nusapšta, reikia apsukti kamerą parudus. Čia takėlis pakrontėm, kateriokų, jachtėlių visokiausių yra. Ir dabar aš esu pakraštės, o paskiau bandysiu kažkur tai kirsti link muziejų. Tai turėtų būti visai nebloga dėjina. Kol kas esu praėjęs iš 15 km, kol dėjau iki čia. Dar čia ton sala vėsa. Čia ne sala, pusiasalis, gal taip sakykim. Ir vėsų žygis, turėtum gautis kokiek 340 km. Didelė, tikra graži. Šitą baltas varžtis kažkoks plaukio. Ir štai ir bėgėkų. O mes prasėsiam ramių žingsnelių. Mums skubėti nėra kur. Išlaika turų ir tepu. Opa, priejau aklavietį. Ne, taip negal būti. Turėtum atsidaryti tos durys. Opa, atsidarė. Nes aš dar visiškai nenoriu eiti į ton mišką. Aš noriu prasėti to pakraštį, nes aš taip esu susidaręs maršrutą. Ir aš nenorėčiau nukrypti labai stipriai. Pažiūrėkim vaizdą, kur mes čia turėjom. Praėjusią savaitgalį Kapkalnūžys kalnas pasidaviau, o dabar keliausiam biškį pasižmonėti. Nes kitu atveju gali sulaukyti žmogus. Vien tik tas po kalnus besidaudams. Gal aš čia tuiks neblogas ir neblogas. Gal reikėjo ir bandyti užsilikti iš aukščiau. Bet maršrutas ir toks mano. Vėl vartelė artėja. Šį kartą be ronkino. Dabar artėjom prie Oskar Hall piliais, katron suprojektavo danų architektas, o pastatė 1799 atrodo, 1800 metas. Oskars ir karalius Oskars ir karalienė Jozefina atrodo. Tokia istorija būtam. Vadinkim lauk truputėlį. Čia tik pus atgal įėt. Ne velnį negal. Yra spyna. Su užrakt. Pabandysim mėti patvarės. Kažkon nufilmuoti. Gal įkats takėlis įėjimo. Nežinau tuo. Bet mes kažkap tai... saulė labai blizgan. Nik nesimatys. Visur filmaun kameras. Esam stebimi.
Kerba, viskas. Nu, bandykim toliau. Čia nusileidėm. Pažiūrėkim, kon karalius matydavo nusileidęs tą kelią. Pabūsim ir mes karaliaus veito. Nu, vaizdėlį neblogą turėjai, neblogą. Iš tokių jachtų nebuvo tų laikų. Čia tikriausiai medienis valtis būdavo priparkautas. Bet dabar mes turėjom gerą vaizdą. Ir grįžtam atgal. Čia reikėtų nuotrauką padaryti, nes afigient vaizdėlis. O, tiek šitą. Čiumt. Grįžtam atgal. Pripilė, žiūrėsim, iškėtą šuoną. Kol kas mes nutolstam. Tai klausiams, ar mes ten galėsim tom kėjim išvis įėti. Nes net nepanašu, kad mums įleistų. O labai gaila. Bandau trumpinti. Netrumpinti, iš tikrųjų bandau apėti aplinkau, bet matau, kad mane ragų kontora. Visur aptverta tvora. Aišku, aš galėčiau perlipti, čia montas ir ne rodiklis, bet kad paskiau negaučiau sulasdai kaktą. O čia tie būtum opa ir aš esu ant viršaus, įpriečiau vėl prie Oskaro piliais, bet dabar, kaip matau, teks grįžti atgal po nepavykus bandym sugudrauti. Nu niek, ne vis laik sekas, bet bandyti rek. Tai grįžtam atgal į kelioką ir kaip civilizuoti žmonės vakšikiam kelią šiandien. Nes kit variantą aš kol kas nematau. Ten dar priekį matos kažkokį kapilaitį. Žiūrėsim, kas tenas yra. Išsiaiškinsim dar. Bandykim kit mešk takėlį prieti prie karaliaus Oskaro piliais. Nes pagal mono programėlį turėčiau kaip ir prieiti, bet čia savartyna tokiai. Ir kur čia dabar galėčiau vėti. Net neįsivaizduoju, čia toks jausmas, kad čia daugia vyr takėlis ištryps žmonių, katrai tūlika iškų į miškį, o ne kėlį. Bet, kaip sakant, mums kėls ir nebūtins, mes mokam ir mišką sėti. Nu, ten matau en merginą su kažkokiu bieriu. Vadinas, mes tą kėlį prėsėm. Jo, toks yra ir atrodo be tvoros. Man pasisė kažkur atėti, kur nežinau. Kažkur išlindau. Nu, bandykim mėti tautą keliu. Gal prėsėm.
Nes aš dar noriu pamatyti iš kitos pusės tam pilį. Taip lengvai nepasidaus. Na jo, priekyje matau normalius vartus, pro kurius tikriausiai mes ir įėsim. O ką aš bandžiau, kaip vagis per galinius vartelius įlysti, tai moni nepasisekė. Nors negarants, kad dabar įėsim. Bet jau, nors realiau teisybės atrodo. Čia yra daug sportuojančių žmonių, kas su dviratės, kas bėgiu, kas šiaip vaikščiojo, tokie kaip aš. Labą dieną. Tu gali būti vagis, gali būti kas tu nori. Kad tokį šitas spynas, mums tik pasvajoti apie jiem. Ko ne čia rašo. Jo, iki rugsėjo 15. O mes jau spalį turėjom. Tai va. Taip, kad šį metą mes jau tų šito gražių vaizdų ir nebematysim. Vadinas, man teks atėti kitą metą čia norintėti. Nu kon, Oskaras karaliau. Iki kitų metų. Kažkur man šiandien stipriai nesisek. Bandžiau atėti Norvegijos vikingų laivų muziejų ir matot, kon radau aš. Tik tas statybos aikštelė. Ir ant tvoros užrašą. Ir turėkiam. Taip, kad bandysim met toliau į kitus muziejus. Po poros nesėkmingų bandym patekti į muziejus, nusprendžiau, kad man jau laiks būtum ir papietauti. Pasiėmiau parduotuvėje kavelės, parduotuvė buvo labai įdomi. Vyno dalį pasiėm kavos, išėjom į lauką, įėjom pro kitas duris ir apsimokė. O, mes čia kažkur tai įsitaisysėm tokių gražių veitų. Nors nežinau, ar čia Norvegijoje kur nors negražių veitų. Jaučka nelaba. Atėjau papietauti, pasiėmiau savo mėgstamų baltyminių blinėlių dėžutę, kavelės ir griušį. Nes labai norėjau baltyminių blinėlių įdarytų griušės. Bet kadangi esu tinginys, tai nusprendžiau taip, kad valgysiu blinelius, užsikosiu griušių, pelsiu maišys. Bus tas pats, kas blineliai daryti griušės. A jums taip neatrodo? Visai nieks skonis. Reik tikėti, kad iki namų datrauks. Atsigerkiam kavelės skane. Ir čia niekur toli nesapeis. Tu klonką padariau, o čia matau ton vietą, kur Oskarą iškojau. Nu niek, mes kitą metą man atrasėm. Šitą tas pakraštys, kadro mes apėjom. Ir ten buvo Oskaro pilis. Tik jūs prisimena tus vaizdus. Čia jau tokį iškišulį gražiai. Su tokiom uolom. Ir gražių vaizdų. Ten matau salą. Šiaip aš vis ton, vis tas pakroncės apėjęs.
naktiniam žygiai, kad dariau 100. Tai tas visus fjordas, dabar kad aš čia matysės. Ir mon apet, bet mums nesimat, nes buvo naktis. Vis tos aplinkau pakrontis yra praeita. Dar ant 100. Dabar, kad žiūriu, atrodo kažkas neįtikėtina. Bet iš kitos pusės 100 km irgi biškį atstums. Jaunimėlis riaumuo. Kol kas dar karaliaus rezidencijos neradau. Jau posį prabraidžiau. Tiksliau, ne posį, bet vien posį pakraščiaus. Tai dabar esam kitą posį ir kas dar maišysiam vidurį, kad atrasti man. O kokie dumblė. Ana miškut jūrsku pūs peitams. Toliau nebandysiu, nes čia paslys tas pats, kas 2 pirštus alaus prigėrus apdirbti. Tai geriau nerizikauti. Įdomis toks suolsvas išraižyts. Toks įdomus reliefas. Dar tik nebuvo matys. Priejau karaliaus rezidenciją. Kaip matot, viskas yra aptverta. Tvora ir spygliuota. Ir grina vis lauką iš tos pusės yra aptverti. Bet ten priekį matau ir kažkoks įėjimas. Tai gal ar per anon kažkon galės pafilmuoti, o gal galės įėti. Bet aš bandysiu apėti visą aplinkau, kad nors kažkon pafilmuoti, kažkokį tai vaizdą pagauti. Kur čia tas karalius laikos. Man įdomi. Mūsų kiong. Ne, mes čia nepriejom pagrindinį įėjimą. Mes tik priejom sargybins ir vartą užrakinti. Tiksliau sargybinė, tik tas būda. Ir daugiau mes per čia nieko nematom. Gera. Mes taip lengva didžiapėdžią nepasidaudom. Šatinsem toliau. Esam aplink vos teritorijai. Kaip vagis kokie. Bet man įdomi yra, kaip ant čia įsikūris. Priejau dar vieną sargo būdelį. Visiškai tušti. Neaišku, mums reikalingas. Jeigu viskas yra tvorą aptverti. Artėja prie normalesnės tvoros. Ir matau kažkoks sargas kareivėlis ten. Šitą. Matyt, šitą ne savo būdą. Pamatė Haroldėlis, kad kažkoks vakščių čia aplink tvorą su telefonu nusprendė pasiųsti kareivok išsiaiškinti. Čiškai varta. A čia kas nors bus būdelė. Nieka, ne čia, ne. Tašti. Paimkim varas biškį iš toliau. Toliau kol kas dar niek nesimatė. Esam toliau mes iškūdams. Čia kažkaip pagrindinė ir vieni iš pagrindinė tikriausia vartų yra. Nes čia matau stovint smos mirs. Saugo
karaliaus rezidencijai. Man reikėtum šutin tikėt kelią pusę. O ten tikriausia karaliaus irgi ir fermas, nes su herbas. Nes ne visas fermas ir su herbas. Tikriausia koks karaliaus žirgyns. Ten matau kažkaip kaim turizmo trobelį, negu ant to gyven karalis Norvegijos. Negu ant toks paprastas. Čia kun matau per medžius, tai niek įspūdinga, ne? Kaip sak, ne karaliaus rūma, o kažkaip neblogo kaim turizmo troba. Ten panelį kažkokį, momentą pravažiavo. Nieka paprasta rezidencija karaliaus, neįspūdinga. Niek įspūdinga, nematau aš tokį. Jo, čia medinį tvor prasidėjo, ant kameras. Ir baigės viskas tam, ko aš galėjau pamatyti. Nieka gera. O tik daug reikėjo apėti aplinkau. Čia vėl priejau kažkokį gruožį. Saulė biškį blizgan. Bet įėjimo tai nėra. Nors žmonės vaikščio. O kaip čia įėti? Ne, čia užkabinti ir viskas. Čia yra ir kaip sargybinti, kaip šitą būdelis, kur yra buvo, kaip čia jums nufilmuoti. O matau, duris yra. Ir čia tik būtka į kitą pusę. Nu, ko norėks bandyti į ranon apėti. Gal kažkur bus koks įėjims. Nors čia kaip ir pagrindinis įėjims būtam. Kažkaip nesėkmingai šiandien dėin. Nu, prie jo patvarės kažkokį naują vartų eilį. Matau, tu paskambink varpeliu. Gal ir įleis kas nors. Jo, čia kažkiems grupėm. Jo, čia turi būti išsisakys. Tai vadinas Vygintelio raga. Dainėlė eni pabaiga, tiek kaip ir mano žygis. Bei iškudams karaliaus chatas. Suteležiuoju ne beveik, o virš 40 km. O dabar jau leidu link Numėlių. Šie biškį nusivyliau, nes tikėjausi nas daugiau kažkom pamatyti, tiek ton senoj pilį, tiek kažkom daugiau pamatyti iš šių dienų karaliaus chatas, bet niekur įėti negal. Viskas aptverta, uždaryta, taip kad nieko ger ir nepamačiau. Nu, tikėkimės, kad kiti žygiai bus turiningesni ir išės daugiau aplankyti kažkom tai. Iki.